Dar ne? Sveiki visi. Kaip gera girdėti šitą šurmulį. Bet noriu šiek tiek atkreipdėmėsi, paprašysiu išsijungti telefonus, nepamiršti. Va, matau, du vyrai gale iš karto susijungti. Gerbiamas Broniau, prašau į priekį. Ir sveiki visi, esu Vaida Budzevičienė, prezidento patarėja socialiniais klausimais. Šiandien aš būsiu atsakinga už laiką, aišku, be jūsų pagalbos irgi neišsiversiu. Ir dabar mes palauksim dar Lietuvos Respublikos prezidento, kuris žadėjo mums ateiti ir palinkėti gražaus renginio. Tai kol kas dar paliksiu bendravimui ir tada jau, kai ateisiu į tribūną, tai prašysiu dėmesio. Tai laukiam. Jo ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Sveiki, prašom. Noriu pasveikinti visus jūs šiandien susirinkusius mūsų kolonų salėje. Sugužėjot iš įvairių Lietuvos kampelių ir vedini tos mūsų labai visus vienijančios idėjos, kurią mes vadiname Lietuvos galia. Jūsų visų galia. Teko lankytis daugelį mūsų savivaldybių, matyti, kokius gražius projektus žmonės kūrė aplink save, norėdami, kad jų kraštas būtų gražesnis, norėdami, kad jų santykiai su artimaisiais ir kaimynais būtų harmoningesni, kad Lietuva būtų žalesnė, inovatyvesnė, kad pasirūpintume savo senoliais, kad suteiktume prasmingesnį laisvalaikį savo vaikučiams. Ir visą tai jums sekasi daryti labai gerai. 550 iniciatyvų, visos Lietuvos Respublikos savivaldybės įtrauktos, net 7 užsienio valstybės, reiškia šita gera iniciatyva jau plečiasi ir į išorę. Kas man atrodo svarbu? Man teko įsitikinti, kad šių projektų įgyvendinimas tartum priartina kažkokią nematomą gravitacijos jėgą žmogų prie žmogaus. Gyvename tokiais laikais, kai kartais žmonės mato vienintelį išsigelbėjimą pabėgti nuo streso, pabėgti nuo blogų naujienų, užsisklęsdami, užsidarydami, ar bendraudami su televizoriumi, ar bendraudami su kompiuterio planšete. Lietuvos galios iniciatyvų įgyvendinimas juos tartum vėl sugrąžina atgal pabūti drauge. Nes turbūt niekas geriau žmonių nesuvienyje negu prasminga veikla, kilnūs tikslai. Ir tada žiūrėk, žmonės, kurie buvo labai toli vienas nuo kito, nebūtinai geografinė prasme, tiesiog emociškai vienas nuo kito toli, tampa artimi, kartais net artimesni negu giminės. Šiandienos tikslas yra pasidalinti tą gražiąją patirtimi, išgirsti vienas kitą, išgirsti specialistų pasisakymų, kaip galima dar geriau, sėkmingiau komunikuoti, geriau sužinoti vieniems apie kitus ir toliau puošti Lietuvą. Tikrai noriu padėkoti Jums, kad pirmiausia rūpinantis savo
tėvynę, rūpinatės savo kraštu, nes mano nuomonė tėvynės meilė prasideda nuo labai konkrečių dalykų. Nuo savo gyvenamosios vietos, nuo savo gatvės, nuo savo miesto ir tada auga ir išauga į gražų tą Lietuvos meilės medį. Noriu palinkėti, kad gimtų dar daugiau visokių įdomių iniciatyvų. Ir patikėkite, esate laukiami ne tik čia. Mes labai norėtume jūs visus ir aplankyti, bet kadangi tiek daug tų iniciatyvų, o laiko tiek mažai per parą, toli gražu ne visus aplankyti pavyksta, bet stengiamės pagal galimybės tai daryti. Tad ačiū ir dėkoju, kad esate. Prašysim nepabėgti ir pasidaryti nuotrauką su mūsų visa bendruomenė ir šeima drąsiai sakys. Eitvidai. 3, 2, 1. Ačiū. Ačiū labai, gerbiamas prezidentė. Žinome jūsų darbotvarkę. Palinkėsim gražios dienos. Mielieji. Pradėsim darbą, ar ne? Ko susirinkom? Prezidentas viską pasakė, aš nieko nebesikartosiu apie Lietuvos galią. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia. Aš noriu pasakyti, kad jaustumėtės kaip namuose, nes tikrai jaučiamės, kad priimam šeimą į namus. Ne jau 6. kartą susitinkam, labai tuo džiaugiamės ir tikrai tvirtai žinau ir iš komandos didžiuojamės. Didžiuojamės kiekvienu jūsų. O šiandien mes dirbsim tą temą, atrodo nauja ir labai dažnai sutinkam toje erdvėje sakančią, kad komunikacija kaip niekad šiandien svarbi, ar ne, šiais laikais. Bet iš tikrųjų žodis lotyniškas, komunikacijo, yra labai senas ir jis būtent atspindi ir reiškia ryšį, bendravimą, o jeigu dar eiti giliau ir Švento Jono Evangelijos 1 eilutė, kurios įprasta vertimo versija skamba taip: pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievą. Tačiau studijuojant į senąsias kalbas, ką aš irgi šiek tiek dariau, įverčia kitaip. Pradžioje buvo pokalbis ir tas pokalbis buvo su Dievu. Ir čia tas pokalbis studijuojančių Evangeliją reiškia bendravimą plačiaja prasme. Tiek su Dievu, tiek su savim, tiek su visa bendruomenė. Ir tai yra procesas, kaip apibrėžė jau mokslininkai, ar ne, tai yra bendravimas ir informacijos mainai tarp 2 ir daugiau žmonių, siekiant bendro supratimo. Aišku, mes dar turim komunikaciją keliai, taip toliau, ryšiai, kas prasiplečia dabar internetu ir čia aš žiūriu į mūsų Aleną ir labai dėkoju už tai, kad šiandien mus visus jungia ne tik tai šiltas bendravimas, bet ir visi interneto ryšiai ir tai, ką mes šiandien pamatysime ir išgirsime. O mūsų visų bendras tikslas ir tos komunikacijos bendras tikslas, ne, būti matomam, girdimam ir būti suprastam. Ką tai reiškia? Būti svarbiu. Būti svarbiu ne tik savo pačiam, bet būti svarbiu kažkam kitam. Ir tas poreikis jungiant bendruomenę yra labai svarbus, bet lygiai taip pat svarbus jis ne tik tai jungiant bendruomenę, bet jungiant partnerius, ieškant jų ir ieškant lėšų, finansų ir taip toliau. Tai apie tai mūsų šiandien pirmas pranešimas, žiūriu į gerbiamą Bronių ir mums papasakos, kaip sekasi maltiečiams ir Maltos ordinui. Prašau, Bronių. Taip, labą dieną visiems. Kaip jau pristatė, esu Bronius Einars, esu dabar maltiečių prezidentas Lietuvoje ir iš tikrųjų, bet bendruomenėje, specialiai pabrėžiu šitą žodį, esu jau nuo 1997 metų. Tai stažas truputėlį yra, bet daugelis iš jūsų turbūt kiekvienas savo bendruomeniai esate
kažko tai dalis, ar ne, tai tos bendruomenės, vietos bendruomenės dalis. Ir ilgą laiką mes gyvenome Lietuvoje tuo požiūriu, kad mes esam tik tam, kad teikti pagalbą, gauti ir ją kažkam atiduoti. Ir tik vėliau atėjo suvokimas, kad tai nėra šiaip sau gauti ir duoti, nes gaudom paprastai iš užsienio partnerių, kažkokių galbūt lokalių partnerių, bet supratom, kad tam, kad galėtume būti efektyvūs, kad galėtume būti geresni savo kaimynui, šalia esančiam žmogui, mes turim tarpusavį iš tikrųjų ir komunikuoti. Ir apie tai yra turbūt šiandienos tema, apie komunikaciją. Ir turbūt komunikacija naujas žodis, bet ir tuo pačiu ne naujas žodis, nes turbūt reikėtų šiandieną kalbėti naujas yra, kad kur yra tikra komunikacija, kur tas yra nuoširdumas, atvirumas su žmonėmis. Bet grįžtant prie ištakų, turbūt yra pats svarbiausias dalykas, tai visgi, kas mes tokie esam. Tai mes save identifikuojam ne tik pagal moto, kuris yra tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstančiam, bet mes save identifikuojam kaip tvari bendruomenė, sudaranti galimybę gauti ir suteikti pagalbą. Ir čia šitoj vietoj turbūt vėlgi yra labai stipri žinutė mūsų savanoriam ir mūsų paslaugos gavėjam, kad šiandien tu esi galbūt paslaugos davėjas, bet sekančią dieną galbūt tu būsi tas, kuris gaus šitą pagalbą. Ir nereikia šitų žodžių arba pozicijų kažkaip tai vienaip vengti ar bijoti, nes kiekvieną dieną situacija keičiasi ir prezidentas, jo ekscelencija, kaip tik irgi paminėjo, mes gyvenam labai stipriai besikeičiančiam pasaulyje ir tai yra be galo svarbu. Bet, kad irgi per daug čia nekalbėti, visgi norėčiau pradėti visą pristatymą ir nuo trumpo filmuko apie tai, kokie mes esam gyvi arba kokie mes esam aktyvūs. Ir pasimatyti. Tai kai kalbam apie kokia yra organizacija, aš ir pradėjau nuo to gauti ir atiduoti, ar ne? Šiai dienai mes truputėlį esame užaugę per tą laikotarpį ir tas labai džiugina, nes įvairūs žmonės, įvairūs supratimai, įvairūs suvokimai leidžia būti mums pakankamai aktyviem įvairiose srityse ir nežiūrint, kad mes turim labai aiškę sritis, pozicijas, kur mes tikrai save dedikuojam, nežiūrint to, gyvenimas sako, kad reikia ir kitų iššūkių. Ir čia matėte filmuką, kurį mes pasidarėme, kai buvo COVID pandemijos laikotarpis, kai mes rodėme, kad mes esame tie, kurie irgi dalyvaujam ir mes iš tikrųjų labai aktyviai prisidėjom. Ką tai duoda? Tai duoda tą matomumą, apie kurį ir Vaida užsiminė, nes matomumas jisai yra be galo svarbus. Kas iš to, jeigu aš tyliai ramiai darysiu gerus darbus, kas yra labai krikščioniška ir labai teisinga. Bet tuo pačiu, jeigu niekas apie tai nežinos, ką aš darau ir nežinos, kam reikia tos pagalbos, kaip aš galėsiu tam padėti žmogui. Tai manau, kad tai irgi yra be galo svarbu ir tas aktyvumas, parodant, vykdant veiklas, bet ir tuo pačiu apie tai kalbant, mūsų požiūrių yra labai svarbu. Ir kadangi buvo užsakymas, toksai mūsų poreikiai, mūsų pasiūlymai, ką mes galim, tai mes kaip vieną iš tų mes irgi įrašėm, kad mums reikia komunikacijos mentoriaus ir jeigu kažkas iš jūsų turite ir norite prisijungti prie maltiečių, visada labai kviečiam. Tai mūsų tikslas yra, būnant aktyviems visuomeniai, atliepiant realius šiandienos poreikius, pritraukti visus suinteresuotus asmenis. Ir tuos, kurie yra paslaugos gavėjai, ir tuos asmenis, kurie gali teikti pagalbą, ir galbūt tuos asmenis, kurie gali netiesiogiai prisidėti, tai yra paremti finansiškai arba kitokiom priemonėm. Tuo pačiu, norint būti tinkamai save reprezentuoti, mes turim būti be galo skaidrus, mes turim būti atviri. Mes turim būti atviri kaip organizacija, laikytis tam tikrų standartų, bet tuo pačiu mes turim būti atviri įvairiems žmonėms.
iš tikrųjų, nežiūrint to, kad mes esam katalikiška organizacija, mes labai save siejam su krikščioniška organizacija, tuo pačiu pas mus ateina savanoriauti ir mūsų paslaugos gavėjai dažniausiai yra netikintis kitų tikėjimų žmonės. Mums visiškai nesvarbu, kas ateina ir teikia pagalbą, mums svarbu, kad žmonės laikytųsi vertybinio pagrindo ir čia turbūt yra esminis momentas, kokias vertybės mes išdeklaruojam. Ir atvirumas yra vienas iš tų dalykų, apie kurį mes irgi kalbam su savo bendruomenė, kalbam su savo rėmėjais, kalbam su savo socialiniais partneriais, institucijom, nes to labai reikia. Jie turi visi žinoti, ką mes darome ir tą mes tengiamės daryti maksimaliai plačiai ir daug. Tuo pačiu mes esame organizacija, bendruomenė, kuri turi pasitikėti šalia esančių kolegą. Jeigu aš sėdžiu šalia žmogaus, jeigu jisai reikia jam pagalbos, aš tikiu, jis pasakė, kad man reikia, aš jam teikiu. Jeigu jis sako, aš galiu duoti pagalbą, aš priimu tą pagalbą ir tikiu, kad jisai nueis ten, kur reikės ir tą dalyką padarys. Bet pats svarbiausias momentas yra, kad tie ryšiai turi būti ne tik tarp paslaugos davėjo ir paslaugos gavėjo, bet jie turi būti ir tarp bendruomenės narių. Tas pasitikėjimas vienu kitu ir žinojimas, kad aš galiu atsiremti į tą žmogų sunkę savo minutę, yra be galo svarbus ir labai duoda tą didelį dvasinį pakylėjimą žmogui tęsti tai, ką aš darau, nes tas, kuris šalia, jeigu tu žmogum pasitikė, jis bus visada tau atviras visom prasmėm. Net jeigu tu darysi klaidą, jis tau ateis ir pasakys, tu darai klaidą. Tai tas pasitikėjimas šalia būnančių yra be galo svarbi dedamoji mūsų organizacijoje, mano supratimu, ir tai turbūt bendrai pripažinta tiesa, bet ne visada pavyksta ją įgyvendinti, tą irgi reikėtų suvokti. Bet pasitikėjimas ir iš mūsų paslaugos gavėjų, tai žmonėm, kurie teikia pagalbą, irgi be galo svarbus ir tikiu, kad jūs visi, tie, kurie aktyviai dirbate bendruomenėse, irgi su tuom susidurit, kad yra žmogiškasis faktorius, kai jeigu žmogus vienas su kitu nesueina, tai jie niekada vienas kitam ir nepasieksi to geriausio rezultato. Šiek tiek esu iš tos medicinos pusės, kaip sakant, tai irgi tenka dalyvauti įvairiose diskusijose. Tai vienas iš svarbiausių momentų, kada gali įvykti sėkmingas gydymas, yra tik tada, kai vyksta tobula viena kryptim žiūrinti komunikacija ir supratimas tarp paciento ir gydytojo. Jeigu jie siekia skirtingų tikslų, mes niekada nepasieksim. Taip ir čia. Tai tas pasitikėjimas, kaip senais laikais pasitikėdavo kunigų ar ne gydytojų, mokytojų, tai čia buvo tos 3 kategorijos, tai yra be galo svarbu visoje bendruomeniai. Pasitikėti vienas kitu, pasitikėti tiek paslaugos gavėjo atveju, tiek paslaugos gavėjų. Mes manome, kad tai yra be galo svarbu. Mes esame organizacija ir bendruomenė, kurie veikiame kartu. Ir čia matote įvairius vaizdus, tai iš tikrųjų reprezentuoja mūsų labai skirtingus veiklos aspektus. Pati kairiausia nuotrauka, tai mūsų savanoriai dalyvavo tarptautinėje misijoje Lenkijoje po praėjusių metų didžiulių potvinių. Maltiečiai pasikvietė pagalbą iš visų aplinkinių šalių ir mūsų lietuvių komanda vyko ten ir padėjo tvarkyti senelių namus. Vidurinė nuotrauka yra turbūt labai stiprus dvasinis ryšys, kadangi kiekvienais metais 1 gegužės savaitgalį sekmadienį mes vykstame į Lurdą, į Prancūziją, į apsireiškimo vietą Marijos mergelės ir ten mes vežame neįgaliuosius įvairios formos, įvairaus sunkumo ir kaip matote iš nuotraukos, ten yra toksai labai įspūdingas kryžiaus kelias, nes jisai reikia kopti stačiai į kalną ir dar stačiau nusileisti žemyn. Tai tam, kad tą visą kelią praeiti su neįgaliuoju, kuris yra vežime ir, pavyzdžiui, šiuo atveju matot nuotraukoje jauną moterį, bet kai būna, pavyzdžiui, vyriški 120 kg, tai jūs įsivaizduojat, kad be pasitikėjimo ir veikimo kartu tą kelią praeiti yra misija neįmanoma. Tai veikimas kartu yra būtina sąlyga, jeigu mes norim pasiekti geresnių tikslų. Ir šiemet, dėl ko kalbu apie tokį sunkesnį variantą, dėl to, kad šiemet buvo vienas iš tų, aš 5 kartus tą stūmiau vežimą per šitą kalną ir praėjusiais metais šiemet buvo tas atvejis, kai mes jau 4 čiupom patį sunkiausią vežimą. Ir reikėjo matyti, čia nėra laiko ir sąlygo apie tai pasakoti, bet tas veikimas kartu, kaip sinchroniškai visi ten
kažkas diržus užsidėjęs už priekinių mažųjų ratukų, kažkas iš galo stumia, kažkas, aš kadangi laikiau pagrindinis tą stumimo, tai kažkas man palaiko nugarą, kad nepasitemčiau nugaros, tai tas veikimas kartu, žinokit, jis labai suartina. Ir kitas stebuklas, kuris iš Lurdo atėjęs po labai panašaus praėjimo, gimė idėja padaryti aktyvios reabilitacijos stovyklą, kurią vykdėme 5 metus, įvežimą atsisėdusiems šviežiai žmonėm, jauniem žmonėm. Tai iš tikrųjų, kaip sakant, tai labai sėkminga programa, viskas buvo labai gerai, bet, kaip sakant, gyvenimas eina ir tai transformuojasi į kitas veiklas. Bet grįžtant prie veikimo kartu, tai iš tikrųjų be galo yra svarbu. Ir kuo mes veikiam kartu daugiau, tuo mes pasiekiam daugiau. Na ir žinoma, turime dar vieną pavyzdį, kai veikimas kartu labai padeda, bet čia jau šiuo atveju pirmoji ponia įsijungia į mūsų maltiečių sriubą. Kiekvienais metais, kiek organizuojame miesto aikštėje šičia, ir tai yra labai džiugu, nes tai ne tik yra žmogus, ne tik asmo, tai yra šiek tiek ir institucija reprezentuojantis asmo. Ir tai tik parodo, kaip tas bendras kompleksas visų tų atvirumo, veikimo kartu ir visa kita padeda mums judėti į priekį, nes tai padeda sutelkti žmonės vienam tikslui. Neabejotinai tam, kad mes galėtume veikti, mes turim būti gebantis prisitaikinti prie kintančių sąlygų. Ir čia matote vaizdus, pirma nuotrauka yra iš koronos periodo, ar ne, kai iš tikrųjų tikrai žmonės buvo uždari ir tikrai buvo daugybė iššūkių teikti pagalbą ar maistu, ar priemonėm, ar dar kažkaip tai. Tuo pačiu mes turime vidurinę nuotrauką, kuri reprezentuoja Ukrainos karo pradžią, kai mes turėjom didžiulį antplūdį įvairių migrantų iš Ukrainos ir ne tik, beje. Ir mes tada turėjom prisitaikyti, įsteigėm tokį centrą. Ir tuo pačiu matote, čia pats šviežiausias, prieš porą savaičių mūsų komanda dalyvavo tarptautiniuose Maltos ordino pirmos pagalbos ir pirmosios medicinos pagalbos pratybose Rumunijoje, kur kartu 5 ar 6 šalis kartu dalyvavo, stiprino savo gebėjimus tarpusavėje komunikuoti. Nes ką sako medikai, ypatingai pirmos pagalbos teikėjai, jie irgi kalba apie komunikacijos svarbą. Informacija turi būti patikima, greita ir efektyvi, tam, kad aš galėčiau greitai priimti rezultatą. Ir iš tikrųjų, tą, ką žmonės ten išmoko, pagal tą netgi kuriame vieną galbūt standartizuotą bendrą standartą mūsų regiono pagalbos tarnybom. Ir kai kalbam apie komunikaciją ir bendruomenę, turbūt viskas netenka prasmės, jeigu mes neturim ilgalaikių įsipareigojimų. Ir dažniausiai mus identifikuoja kaip organizacija, kuri teikia pagalbą senoliam, visi žino maltiečių sriuba, kalėdinis periodas, atverk gerumo piniginę, širdį ir visa kita, nunešk sriubos lėkštutę. Tuo pačiu tai nėra tik apie tai. Maltiečiai teikia gausybę įvairių paslaugų ir mes mieliau kalbame apie tikslinės grupės, per kurias mes veikiame, arba su kuriomis mes veikiame. Tai visų pirma, aišku, senoliai ir įvairiomis formomis pagalba namuose, maistas į namus, senelių namai. Beje, ieškome rėmėjų antriems senelių namam, nes jau turime vietą, lieka tik įrengti ir paleisti. Tai jeigu prisijungsit, mielai kviečiam. Kita grupė yra vaikai ir jaunimas. Tai turime 13 vaikų dienos centrų, bet turime ir paauglių centrą, turime ir jaunimo centrą, turime jaunuolių palydėjimo paslaugas ir turime, aišku, neįgaliuosius. Ir čia ir Lurdo kelionė, įvairios veiklos čia Lietuvoje, bet Kaune, pavyzdžiui, netgi turime Bočios Maltos riterių klubą. Neįgalieji žaidžia, Bočia yra jau 2 ar 3 kartus Lietuvos čempionai neįgaliųjų laimėję. Tai veiklų gali būti visokių, bet kertinės grupės yra 3 – senoliai vaikai ir jaunimas ir neįgalieji. Tai tie ilgalaikiai įsipareigojimai yra be galo svarbu, kai visiems aiškiai išdeklaruoji, aš esu toks ir tokie mano siekiai. Tai labai padeda sutelkti aplinkinius, siekti bendrų tikslų ir tikrai nebūtina būti pačiam tuo, kuris eina ir tą daro, bet prisidėti formų yra tikrai be galo daug. Tai apibendrinant turbūt tą vidinę komunikaciją ir tai, kaip mes kūrėme ir stiprinam tą savo bendruomenę, tai turbūt identifikavom, kad labai svarbus yra santykis, asmeninis santykis su kiekvienu žmogum. Ir jeigu gyventume animacinių filmų pasaulyje, tai turbūt aš būčiau brolis Lokys, nes
iš tikrųjų su tais bendražygiais, su kuriais eini, aš tikrai mielai susitikęs, ypatingai po ilgesnės pertraukos, mielai apsikabinu jį. Tiesiog žmogiškai, draugiškai, broliškai, seseriškai, kaip nori, taip žiūrėkit, bet tai yra be galo svarbu. Tas asmeninis santykis su kiekvienu tuo dalyvaujančiu, tai yra be galo svarbu. Bet kokios veiklos, neminėsiu vienos frazės, kuri ten vokiškai skamba ir visas pasaulis žino, nes ant vienos koncentracijos vartų užrašyta, bet tuo pačiu bendras darbas yra suartina. Jisai labai suartina ir tuo pačiu išlaisvina. Ir tas gebėjimas, tas vėlgi, tas santykis yra be galo svarbu. Vertybinis pagrindas, vėlgi, kas yra mūsų moto, maltiečių tikėjimo saugomas pagalba vargstančiam. Tai yra vienas iš. Mes esame bendruomenė, kuri teikiame ir suteikiam galimybę gauti pagalbą. Tai vėlgi yra kita vertybė, kuri be galo mūsų akim žiūrint. Vėlgi tas pats žmogiškumas, santykis ir visi kiti dalykai. Koks yra vertybinis potencialas pačioje organizacijoje ir kaip mes tą iškomunikuojam. Nes jeigu mes neiškomunikuosim, niekas apie tai nežinos. Negalvokit, kad mes neturim iššūkių. Mes jau turim va tiek. Atsiprašau už demonstraciją. Mes turim jų tiek ir mes irgi nesam tobuli tame ir mes gerėjame, stengiamės kiek tik galim, bet tą tinkamai iškomunikuoti iš tikrųjų reikalauja daugybę laiko ir pastangų. Mums kaip organizacijai turbūt labai džiugu, kad mes iš dalies esame dalis labai ilgą istoriją turinčios organizacijos. Maltos ordino ištakos yra 1048 metai. Pradžia 1099, po to 1113, tai mes jau skaičiuojam 1000 metų bemaž veiklos ir tradicijos, kurios susikaupė per tą laikotarpį, ne visa apimtimi, bet mes kiek jau gebam, tiek jau, kaip sakant, Lietuvoje atnešam ir tikrai džiugu, kad ir ne tik Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai arba nariai atsiranda, bet jau atsiranda ir tikrųjų Maltos ordino narių Lietuvoje. Savanorystės puoselėjimas. Turbūt kalbėti apie savanorystę yra visada be galo svarbu ir turbūt patys stipriausi, patys ištikimiausi, patys labiausiai norintis kažką tai daryti žmonės, kurie eina iš idėjos. Nežinau, kiek čia tiesos, bet yra sakoma, jeigu šalis yra okupuojama, tai pirmiausia yra sunaikinami ne kareiviai, ne policininkai, ne medikai, ne kažkokie ten savivaldybių ar ten kažkokie administracijų žmonės, o šauliai. Kodėl? Ogi todėl, kad jie yra idėjiniai. Jie eina ne todėl, kad jiems reikia, ne todėl, kad jiems kažkas sumokėjo kažkokį tai pinigą, kad jie atliktų tą funkciją, o dėl to, kad jie nori. Taip ir visoje savanorystėje, taip ir visose socialiniuose veiklose savanorystės puoselėjimas yra be galo svarbu, nes žmonės iš tikrųjų be galo tie, kurie save dedikuoja ir įsitraukia, jie būna be galo stiprus. Tai nereiškia, kad nereikia žmonių, kurie dirba šitą darbą, nes jūs įsivaizduokit dabar 2000 savanorių. Ir pabandykit jūs juos suvaldyti be žmonių, kurie dirba tą kaip darbą. Tai yra misija neįmanoma. Tai mes turim rasti balansą tarp vieno ir antro ir tą dalyką daryti. Bet tie žmonės, kurie, sakysim, dirba realiai ir daugybė organizacijų respublikinių turi tą tokią situaciją, ką jie daro? Jie moko tos žmonės, jie įtraukia, jie kuria programas ir juda į priekį. Na ir aišku, turbūt labai svarbus momentas yra, bet tas noras padėti, vidinis šūkis, kad aš noriu daryti tą, tai labai yra svarbi dedamoji, nes jeigu aš nenoriu to daryti, o man liepia kažkas tą daryti, arba netgi turėjom tokią situaciją, į tą patį Lurdą vykom ir vienas labai ne tai, kad piktas, bet toks abejingas, piktas vyriškis buvo. Sako, kas tau yra? Tai sako, aš visai nenorėjau važiuoti. Sako, čia mano žmona važiuoti, bet sako, operacija pasidarė, tai aš turėjau už ją važiuoti. Tai tu matai, žmogus nelaimingas. Jis 2 savaitės keliavo autobusu pirmyn atgal ir jis buvo totaliai nelaimingas. Tai jeigu tik pamato tokį žmogų, tai jūs patarkit, susiraskit jam kitą veiklą, jeigu jis eina ten, o stenkitės pritraukti tik tuos. Bet tam, kad pritrauktumėt, jūs vėl turite apie tai kalbėti, komunikuoti ir visą kitą. Ir apie ką irgi būtina komunikuoti, apie tai, ką mes darome. Ir kaip žinia, maltiečių sriuba, kalėdinis periodas jau artėja, nuo lapkričio 1 startuojam su savo maltiečių kampanija, tai kviečiam visus prisijungti, nes mes esam tie, kurie bendruomenė, kuriems svarbus kiekvienas ir tikiu, kad kartu mes galim visi daugiau. Ačiū.
Aš labai retai turiu pasakyti, tą darau, bet... Nes paprastai tikimo mes duoti nemėgstam, bet šiaip tai labai ačiū, gerbiamas Broniau, aš patyriau šiandien irgi, ką reiškia tas broliškas apsikabinimas ir labai džiugu, kad galim sakyti, kad mes esam draugai šitoje vietoje ir pagalboje kitam žmogui. Ir žinau, kad maltiečiai šiandien, nors visą laiką dūzgia kaip bitutės, tai ne visada pakankamai kopinėja medų, o šiandien švenčia savo 34 gimtadienį. Tai mes norim... Ačiū. Nu, tai tada. Ačiū labai. Ir truputėlį saldaus džiaugsmo. Ačiū labai, Broniau. Aš iš karto tik atsiprašysiu, aš turėsiu pabėgti, kadangi šiandieną, kaip minėjau, yra viena proga, bet šiandien ir biudžetą mes tvirtinam, bet yra mūsų net 3 žavios damos, kurios atstovauja mūsų organizaciją ir komunikaciją. Apie komunikaciją žino gerokai daugiau negu aš. Jeigu turėsit klausimų, aš tikiu, kad jos mielai tikrai atsakys visus klausimus. Ačiū. Ačiū. Ar turim klausimų? Neturim dar kol kas, ar ne? Tai aš taupydama laiką ir greitai vėl kviečiu kitą mūsų gerbiamą mielą pašnekovę ir pranešėją Giedrę Juškienę, kuri yra iš mažos nevyriausybinės organizacijos, visai kitokia ir galbūt nišinė, netgi sakyčiau, pagalba teikiančios Namų mama. Ir jeigu kas nors matėte gražias nuotraukas pas mus kieme, tai žinokit, kad čia šitos organizacijos ir šitos žmogus. Prašau, Giedrė. Sveiki visi. Taip, kaip pristatė, esu Giedrė, esu Namų mama įkūrėja ir vadovė. Ir malonu iš tikrųjų, kad ir parodos pristatėt, iš tikrųjų čia ryšių pasiekmė, kad iš tikrųjų ir priėmė. Ir tai, kad čia pakvietė mus kalbėti, tai iš tikrųjų didžiulis dėkui jums, nes mums, kai esančiai mažai organizacijai, nišiniai, mums tik tais 3 metai yra, tai reiškia labai daug. Kiekvieną progą pasakyti, pakalbėti ir pasiekti savo tikslinės grupės. Ir šiandien taip, mes pakalbėsime apie komunikacijos svarbą, kuriant savanorių bendruomenę, šiek tiek apie mus, kas mes esame. Tai mes kuriame mamų bendruomenę savanorystės pagrindu, kur jau esančios mamos padeda kitoms mamoms, kurios laukiasi, galbūt neseniai pagimdė arba augina vaikus mažamečius ir kurios ieško bendrystės, palaikymo ir turi kažkokių iššūkių susiduria. Šios idėjos pradininkai yra šveicarai. Ne mes sugalvojom šitą modelį, mes iš šveicarų pasiskolinom. Pati atradau šitą savanorystės modelį Berlyne, kai emigracijoje gyvenau, šiek tiek vėliau papasakosiu savo istoriją. Ir šveicarai, kai mes sugalvojom atvežti į Lietuvą, tiesiog labai mielai sutiko bendradarbiauti, suteikė visas priemonės, įrankius, kad mes tai galėtume įdiegti Lietuvoje. Ir kaip viskas vyksta, koks tas modelis, koks tas principas yra, tai yra registracijos sistema, kur mes registruojame mamas, tai yra 2 tipai mamų, tai yra mamos, vadinamos padedančios mamos, tai kurios savanoriškais tikslais skiria savo laiką aplankyti kitą mamą, ir yra lepinamos mamos, kurios šiuo metu, tarkim, laukiasi ir neseniai pagimdė ir ieško bendrystės, palaikymo ir tokiu būdu užsiregistruoja. Tai pati esmė pas šveicarus yra, kad ten įkūrė akušerės, kurios turi labai glaudų ryšį su gimdyvėm ir tiesiog jos pamatė tą poreikį, jų organizacija jau yra daugiau nei 10 metų ir jie pamatė, kad visam pasaulyje tas pats poreikis tų mamų yra, sukurti tą kaimą, palaikymą, atnešti šviežio maisto, kad būtų su kuo pasikalbėti, tai tas pats veikia ir pas mus. Ir šiuo metu mes turime 418 iš viso padedančių mamų visoje Lietuvoje ir nuo 2022 metų per 3 metus esam suorganizavusios lepinimų daugiau kaip 100 lepinamų mamų. Apie 140 berods, o susitikimais iš viso ten yra apie 400-500. Tai galim pasakyti, kad jau mamas ėjo lankyti apie 500 kartų, tai iš tikrųjų mums tai reiškia labai daug. Taigi, mūsų misija yra mažinti emocinę atskirtį, kuriant mamų bendruomenę.
Ir mūsų tokia vizija yra, kad kiekviena pagimdžiusi mama Lietuvoje žinotų, kad yra namų mama, kad jeigu atsitiks kažkas, susidurs su kažkokiais iššūkiais, pasijaus vieniša, tiesiog nebus artimųjų šalia draugų, to saugaus rato galėtų kreiptis į namų mamą. Šiek tiek apie komunikaciją, kaip mes tai darome ir papasakosiu šiek tiek kažkokiais realiais pavyzdžiais, kas mums galbūt veikia ir pasiteisinė yra, tai socialiniai tinklai yra didžiausias mūsų galbūt sklaidos kanalai ir didžiausias matomumas ir įsitraukimas per ten, nes turbūt šiuolaikinis prieinamiausias ir paprasčiausias būdas pasiekti savo tikslinę auditoriją. Ir iki šiol mūsų tas kuriamas turinys yra organiškas, mes jokios reklamos neperkam ir koks didžiausias yra įsitraukimas, tai pasidalinsiu vieną istoriją, kaip pavyzdžiui, pakomentuojame apie kažkokios jautrios temos. Ypatingai buvo atvejis, kaip Vilniuje žuvo 2 mergaitės upėje, tai ūžė visas internetas apie tą situaciją ir tiesiog mes prie tokių situacijų pasidalinam, kad yra namų mama, galit registruotis, kad kaip prevencija, kad galėtų jau iš anksto užbėgti įvykiams už akių. Tai tas įrašas taip pasklido per influencerius, per dalinimąsi internete, kad iš tikrųjų pas mus gavosi gal 80 registracijų anketų padedančių mamų. Tai kažkokie supurtantis visuomenė įvykiai, negaliu sakyti, kad mes išdžiaugiamės, mes labai liūdėm ir verkiam kiekvieną kartą, bet tai galbūt atsiranda galimybė daugiau sužinot, kad yra tų priemonių ir būdų, kad tokių įvykių neatsitiktų. Toliau naujienlaiškiai, tai mes bendraujam su savo bendruomenė naujienlaiškiais, tai daugiausiai yra tiesiog pasidalinimas svarbiausiam žinutėm, renginiais, kažkokia aktualia informacija, tai nėra mūsų kažkoks reklaminis dalykas. Lankstinukai gimdymo namuose, tai iš tikrųjų gydymo įstaigos, kur priima gimdyvės, labai noriai bendradarbiauja. Esam užmezgę ryšius beveik su kiekviena didesnė gimdymo įstaiga ir jie labai mielai prisideda. Ir toks vienas pavyzdys galbūt yra, kad ta komunikacija yra per tvarių ryšių kūrimą. Tai viena klinikose gydytoja netgi pasisiūlė, sako, aš tas lankstinukus jums įdėsiu į krepšelį, ta gimdyvės, kur gauna krepšelius, kurį prastai kainuoja tam, kad patektų, tarkim, kažkokia reklama į tą krepšelį, kainuoja ten iš tikrųjų didžiulius pinigus, kurių mes kaip jauna organizacija neturinti daug lėšų net neturėtume galimybės. Tai viena iš komunikacijos iš tikrųjų stiprių būdų yra kurti ryšius. Toliau, žinoma, bendradarbiaujam su kitomis organizacijomis, dalyvaujame įvairiuose renginiuose, tai galbūt paminėsiu pagrindinės organizacijas, tai Mamos linija, matau kolegę, Ankstukai, Angelų mamos, pogimdyvinės depresijos centras, krizinio nėštumo centras, Drauge, tai visos organizacijos, kurios rūpinasi mamomis, kur sieja bendra tema ir iš tikrųjų jos labai mielai visos bendradarbiauja vardant bendro tikslo. Taip pat kuriame ryšius su verslo partneriais, tai šiuo metu Mylo LT, Danske iš tikrųjų įsitraukia, yra verslo įmonių, kurioms irgi rūpi labai jų darbuotojų emocinė, psichologinė būsena, ypač mamų, tuo pačiu ir tėčių. Ir istorijos. Dar praleidau patogi registracija, tai iš tikrųjų komunikaciją mes irgi pritaikėm iš Berlyno šveicarų modelio Lietuvai, išsivertėm tekstus, prisitaikėm modelį, kur kiekvienas spustelėjimas sistemoje tiesiog gauna informaciją laiškais, užsiregistruoja, gauna laišką su informacija, ką daryti, kas laukia po to. Kai ateina lepinama mama, mes išsiunčiam laišką visoms mamoms iš to miesto, kad va yra mama, ar norite ją aplankyti, mamos registruojasi, užsipildo kalendorių, tada vėl gauna laišką, tai iš tikrųjų labai patogus būdas suvaldyti didžiulę savanorių duomenų bazę, galima taip pasakyti. Ir istorijos, iš tikrųjų, ties kuriom norėsiu šiek tiek plačiau pakalbėti, nes manau, kad mūsų stiprybė šitos organizacijos, dėl ko jinai dar nenumirė per 3 metus, yra tvirtame žinojime, kodėl mes tai darome. Ir kodėl tai darome iš tikrųjų puikiausiai atsispindi istorijos ir noriu pradėti nuo mano asmeninės istorijos, kurią turbūt pasakoju jau
2 metai ir galbūt tai ir yra tas tvirtas pagrindas, dėl ko mes vis dar gyvuojame ir įtraukiame kitus narius. Tai mano istorija tokia, kad kai pirmai dukrai buvo 1 metai, tai maždaug prieš 7 metus aš išvažiavau gyventi į Berlyną ir jaučiausi labai vieniša, be savo sociumo, be draugių, tiesiog viena. Atvažiavau į svetimą miestą ir jau jautėsi ta socialinė atskirtis, tiesiog kur ištiko poreikis ieškoti saugios aplinkos, su kuo pabendrauti. Tuomet gimė antra dukra Berlyne ir tai labai įtakojo tokį suvokimą skirtingos gimdymo patirtis. Socialinė atskirtis ir gimdymo patirtis man labai stipriai suveikė, kad Lietuvoje aš buvau viena, buvo pirmas gimdymas ir iš tikrųjų labai ta situacija galbūt dar buvo tokia, kad nebuvo daug tų organizacijų, informacijos, o Berlyne aš jau susikūriau savo aplinką, susiradau dulą, susiradau gimdymo namus, turėjau labai stiprų palaikymą, po gimdymo ateidavo akušerė aplankyti, pasirūpinti tiek mama, tiek kūdikiu. Ir aš jaučiau didžiulį skirtumą, kai tu esi viena ir kai tu turi didžiulį palaikymą. Tai man toksai jau tada kirbėjo mintis, kaip čia Lietuvoje, kad kažkas būtų mamoms tom padėtų, kažkokia bendruomenė, kažkokiu akušerių pagalba ir panašiai. Tuomet beieškodama pati, su kuo pabendrauti, su kūdikiu ant rankų, atradau organizaciją Supermamas Berlin, tai tos organizacijos analogas Namų mama yra ir šveicarų, tai jie taip pat sukūrė pagal šveicarų modelį, tada aš juos atradau Berlyne. Ir taip tapau padedančią mamą. Pati ėjau lankyti mamas su 5 mėnesių kūdikiu ir labai pajaučiau stiprų poveikį abipusę, kad tu eini lankyti, tu randi bendrystę, bet kokį tu poveikį padarai tai mamai, kuri užsiregistravo ir kuri laukia to apsilankimo. Ir čia yra nuotrauka iš mano asmeninės istorijos. Čia yra Sabina, mama, ir laiko ant rankų savo pirmą dukrą Matildą. Tai mūsų draugystė iš tikrųjų ir įvyko per šitą organizaciją Supermamas Berlin. Aš kai pamačiau, kad užsiregistravo lepinama mama ir man suveikė, kad jinai parašė, kad aš esu lietuvė. O, galvoju, lietuvė, būtinai reikia aplankyti. Ir man Berlyne kelio gal buvo valandą laiko keliauti iki jos, nes mūsų ta sistema veikia taip, kad mes savo kaiminystai einam lankyti, kad būtų patogu, kad nereiktų daug, bet netgi tai man tas atstumas nesuveikia, kad aš negalėčiau jos aplankyti. Ir iš to gimė puikia draugystė mūsų, dabar jau jinai ir turi ir antrą dukrą, ir mes susitinkam ir Lietuvoje, ir Berlyne susitinkam, tai tokia asmeninė galbūt mano abipusė dovana iš šitos savanorystės. Ir kaip viso to pasiekoje gimė Namų mama, tai iš tikrųjų vienas visada kirbėjo, taip kad reikėtų tokios organizacijos kaip Supermamas Berlin, Lietuvoje galbūt galėtų kažkas įkurti, žinau, kad Dulos yra bendruomenė, kuri kažką panašaus daro, bet profesionaliai eina lankyti, o čia yra daugiau apie bendruomenę mamų, kaip ją suburti, tai kirbėjo mintis, kad galbūt kažkas galėtų įkurti, bet kai atėjo stiprus suvokimas, kad aš jau noriu grįžti gyventi į Lietuvą, susijęti su Lietuva į savo tolimesnę ateitį ir Lietuvoje nutiko nelaimė. Nuo tilto nušoko, nežinau, ar esat girdėję, mama su 5 dienų kūdikiu Kaune. Aš esu pati kaunietė. Mane labai stipriai paveikė tą istoriją, aš jau mišku verkiau ir jaučiausi beviltiškai. Jaučiausi labai beviltiškai, kad nieko negaliu padaryti. Ir tuo metu, bevaikščiant, atėjo mintis, kad mes nepakeisim sistemos, mes nepakeisim tos istorijos mamos, mes nepakeisim daugelio mamų istorijų, kurios galbūt kenčia ir yra tame, bet ką mes galime kiekvienas padaryti, ką aš galiu padaryti. Tai nuo tada aš nusprendžiau, nežinau tiksliai ar miške, ar po to, bet nusprendžiau tapti pogimdyminę dulą, kad ir mano toks buvo, jeigu aš galėsiu bent vienai mamai padėti aplankyti, tai jau bus daug. Ir nuo to mažo pokyčio ir tuomet taip aplinkybės turbūt nuo to mažo pokyčio, kaip ir prezidentas minėjo, prasideda nuo mažo ir tada įsivysto į kažką didelį, aplinkybės susidėlioja ir
per bogiminės dulos kursus tiesiog atradau bendraminčių, kurios sutiko pabandyti įsteigti organizaciją tokią pačią Lietuvoje ir mums pavyko ir iš tikrųjų padedam dabar jau 100 mamų. Tai tokia ta mano asmeninė istorija, kuri įtako ir namų mama atsiradimą ir iš to seka ir visų kitų mamų istorijos. Kodėl jos ateina savanoriauti? Tai aš paskaitysiu keletą asmeninių istorijų, kurios jas rašosi, pildosi registracijos formai, mes turim tokį klausimą, nes tai turi labai stiprų poveikį, kai mama ieško mamos, tarkim, lepina mama parašo savo situaciją, padedanti mama skaito, o ir man tai buvo, ir tai turi labai stiprų gydantį poveikį, kai tos situacijos susijungia ir tos mamos susitinka. Tai čia yra aprašytos įvairios priežastys, dėl ko mamos jungiasi, o aš paskaitysiu šiek tiek tų gyvų mamų aprašymų, ką jos pačios rašo. Pirmoji mama rašo, jau 2 metus kaip esu mama. Motinystė mane palėtė giliai ir stipriai. Žinau, ką reiškia motinystės melancholija, nuolatinė įtampa, didelis jautrumas ir vienišumas susilaukus kūdikio. Žinau, kaip gali būti sunku, norsgi atrodo, viskas gerai, viską turiu, visi sveiki. Patyriau ir tai, kad viskas po truputį keičiasi ir nestovi vietoje. Kita mama rašo, esu mama, turinti 6 metų mergaitę ir svajojanti gal dar kartą tapti mama. Mergaitę auginame pagrindę tik mes su vyru, tad tikrai įsivaizduoju, kaip svarbu turėti pagalbos ir bendraminčių šalia. Manau, kartais galiu skirti šiek tiek laiko, ką tik pagimdžiusiai mamai. Dar viena mama rašo, esu 3 vaikų mama, besilaukdama 3 vaiko patyriau daug sunkių emocijų, atrodė nelaiku tas nėštumas, tai ir 1 metai po gimdymo buvo sudėtingesni. Tačiau terapijos ir artimųjų pagalba pavyko iš to išeiti ir pradėti mėgautis būnant 3 vaikų mama. Mielai atrasčiau laiko ir pokalbiams su mamomis, kurios šiuo metu patiria vienokius ar kitokius išgyvenimus. Tai va, tokios tos istorijos ir jau yra begalės, iš tikrųjų virš 400. Toliau lepinamos mamos. Pagrindinė iš tikrųjų kreipimosi priežastis, kurią mes išvedam iš visų istorijų, visų atsiliepimų po lepinimų, kad yra didžiulis vienišumo jausmas. Ir tas vienišumo jausmas, jisai gali aplankyti kiekvieną, nesvarbu, ar tu turi vyrą, draugės ir panašiai, ar tu esi vieniša mama, tai tas vienišumo jausmas jis gali aplankyti tiesiog bet kurį asmenį. Ir taip pat paskaitysiu keletą istorijų, dėl ko mamos, kai kreipėsi ieškodamos lepinimo, ką jos rašo. Esu 4 berniukų mama. Vyro pagalbos daug sulaukiu, bet vis dėlto dienos metu man vis dar sudėtinga padaryti, valgyti ir sutvarkyti namus ir su kažkuo pašnekėti. Antra mama rašo, po gimdymo praėjo jau 11 mėnesių. Dar vis negaliu susitaikyti, kad turiu vaiką ir gyvenimas drastiškai pasikeitė. Jaučiu kalties jausmą. Nors vaiko labai laukiu, dabar viskas atrodo beviltiška. Turiu pogimdyminę depresiją, vartoju raminamuosius. Partneris daug dirba, praktiškai esu viena. Norėčiau atrasti bendraminčių mamų, pakalbėti, susitikti kartas nuo karto. Ir trečioji istorija, sveiki, esu pirmakartė mama, mano kūdikiui 2 mėnesiai. Nors labai myliu savo vaiką, šiuo metu jaučiuosi labai pavargus ir vieniša. Motinystė man atnešė ne tik džiaugsmo, bet ir daug iššūkių. Trūksta bendravimo, palaikymo, noro tiesiog turėti su kuo pasikalbėti, pasijuokti, pasidalyti sunkumais ar mažais džiaugsmais. Labai norėčiau turėti bent vieną žmogų, su kuriuo galėčiau nuoširdžiai bendrauti, palaikyti vieną kitą, gal net susitikti ar susirašinėti. Jei atsilieptum, būčiau labai dėkinga, nes jaučiu, kad viena laikytis darosi per sunku. Taigi, tokios tos istorijos, nėra jos linksmos, bet kad būtų netaip liūdna, paskaitysiu lepinimo mamų atsiliepimus. Kas įvyksta po to, kai mamos susitinka, kai jos užsiregistruoja. Čia yra keletas aprašymų, kas pasikeitė, tai aš galbūt paskaitysiu irgi gyvų tų atsiliepimų ir palinkėjimų. Viena mama rašo, visos savanorės padovanoja dalelę savęs, kas pradžiugino mano kasdienybę. Antroji rašoma, patirtis tik teigiama, žinoma, viduje tiek prieš susitikimą, tiek per ir po jo buvo tas nuolat neapleidžiantis nesmagumo jausmas. Pripažinti ir paprašyti pagalbos tikrai yra labai sunku, ypač kai viduje jauti didžiulę kaltę ir panašius jausmus.
Ir trečias atsiliepimas, namų mama dėka turėjau 2 nuostabius susitikimus su kitomis mamomis. Susitikimai padrasino, suteikė daugiau pasitikėjimo. Pirmieji mėnesiai pirmą kartą esant mama yra labai sunkus, pilni nepasitikėjimo ir nerimo. Džiaugiuosi, kad yra tokių gerų žmonių, kurie savo brangų laiką skiria kitiems žmonėms padėti ir palaikyti. Noriu nuoširdžiai padėkoti namų mama už tokią gerą iniciatyvą. Dar paskutinis. Buvo malonu būti išklausytai, nuramintai, palepintai bei išgirsti kitų mamų patirtis. Su keliomis iš jų vis palaikome ryšį. Puikus projektas mamoms, kurios neturi artimų ir draugų šalia. Taigi tokie yra tie atsiliepimai mamų jau, kurios gavo tą teigiamą patirtį. Ir pabaigai noriu parodyti mūsų sukurtą klipą. Irgi tai yra tikra lepinamos mamos istorija ir viskas siejasi su istorijomis. Šitas kaip klipas gimė, trumpa istorija yra ta, kad iš tikrųjų irgi po nelaimės, dabar neatsiminsiu, berods po Vilniuje nelaimės mergaičių žūties, su manim susisiekė režisierė Lina Vansavičiūtė, kuri taip pat jautriai reaguoja į visokias socialinės temas ir pasiūlė sukurti klipą mums, tai irgi visiškai savanoriškai, be jokio atlygio, įamžino šitą mūsų istoriją, iš tikrųjų tą kasdienybę darbo meniškai. Tai kviečiu pažiūrėti. Labai netikėtai atėmė laisvę, bet kažkaip apie tai tu nelabai galvoji matyt. Labai viskas idealizuota, mintimis, tos svajonės. O jau kai gimė ta mergaitė ir staiga užklupo realybė, kad ne, tu niekur taip neišvažiuosi, nes tau tas vaikas ant krūties kabo ištisai. Nu ir gavos, kad tiesiog mane visiškai uždarė tą mamystę, aš pradėjau verkti, labai daug pradėjau verkti ir atrodo vaikui kaip ir šypsaisi, bet ta šypsena, netokia nuoširdi ir tu supranti, kad tas vaikas ir jaučia turbūt tą. Aš manau, kad man depresija prasidėjo po gimdyvinė. Aš gyvenime negalvojau, kad man tai bus. Nes aš sakydavau, kad Dieve, tu turi vaiką ir dar tu liūdna gali būti. Nes, kai mes 7 metus planavom dukrytę, tiek metų laukiam, atrodo, kad aš nežinau, aš ją mylėsiu milijoną kartų daugiau negu kitos mamos savo vaikus. O žiūriu, kad taip nėra. Ir tada atrodo, kas su manim negerai, kodėl? Kodėl aš jos taip nemyliu, kaip aš turėčiau? Ir man viena mama parašė, kad yra tokia grupė namų mama. Ir sako, gal užsiregistruokit, gal padės jums. Ir va tada. Kai pas mane tos mamos pradėjo važiuoti ir mes susipažinom, išsikalbėjau ir va tada aš supratau, ko man reikia. Kad man reikia tiesiog kitų mamų, reikia, kas mane suprastų. Kai pradėjau matyti tas mamas, kad jos išgyveno, ta prasme, va tos savanorės visos jos su vyresniais vaikučiais, tai atrodo, ir mano bus kažkada 2 metų, ir mano bus 4, ir aš taip galėsiu išvažiuoti kažkur. Bet man reikėjo turbūt išsiverkti, išsipasakoti, kai buvo sunku, o niekas to nesupras išskyrus turbūt mamas. Tai ačiū, kad klausėt. Čia yra mūsų kontaktai. Jeigu turit mamų savo aplinkoje, tai kviečiam pasidalinti ir pakviesti jungtis į mamų bendruomenę. Ačiū labai, Giedrė. Ar turim klausimų? Jūs tik nepamirškite, jeigu aš pamiršiu paklausti, jūs drąsiai kelkite ranką, nes visko būna. Ir turim jau 2 pavyzdžius, ar ne? Ir jie visiškai skirtingi. Viena dideliai organizacijai, visai kiti mechanizmai ir kitos
kiti dalykai suveikia mažesnė organizacija ir ypač, kai dirbi asmeniškai su asmeninė pagalba ir čia suveikia ta istorija ir labai asmeninis santykis. Kaip visgi ir kokius mechanizmus reikia taikyti bendruomenėje ir ypač, kur reikia suderinti labai skirtingus kartais poreikius ir norus, mums šiandien tikriausiai papasakos Sąnašos bendruomenės pirmininkas Laurynas Česna ir papasakos apie tai, kaipgi sekasi jums bendruomeniai sugyventi. Dar aš žinau, kad toje pačioje vietovėje tikriausiai veikia dar kita bendruomenė, ar ne? Tai tarp bendruomenių, bendruomenės viduje ir organizuoti taip linksmas šventes, kurias teko matyti jūsų Facebook'e. Tai prašau. Labą dieną visi. Esu iš Kauno rajono, Garliavos apylinkių Sąnašos bendruomenės pirmininkas Laurynas Česna. Turiu aš čia raštuką, bet visą laiką, ką aš pasiruošiu sakyti, nieko neskaitau arba susivaišau tai, kad pas mus bendruomenė yra tokia, kad viską darom iš širdies ir taip, kaip galvojam, mums teisinga. Taigi pradėkim trumpą pristatymą apie mus, kaip mums sekasi, kuo mes gyvenam. Taigi, mes esam Sąnašos bendruomenė, randamės Garliavos apylinkėse, Seniavos kaime ir vienoje unikalioje Kauno rajono vietoje, tai yra 3 fortas. Tai vienas iš gyvybinių Kauno tvirtovės parkų fortų, kuriame mes organizuojame šventes, edukacijas, ekskursijas ir taip toliau. Ir tuo pačiu nepamirštam gražinti 3 forto aplinką. Mūsų tikslas tai kurti gyvą, kaip sakant, veiklę ir draugišką, energingą bendruomenę. Kas tai yra? Tai yra gyva, tai kad mes gyvuojam, visi mus mato, veikli, kad organizuojam visus renginius ir kviečiam, rūpinamės ne tik pačiais tiem, kur suaugusiais žmonėm, bet lygiai taip pat nepamirštam ir mažuosius, ir senyvo amžiaus žmonės. Apie tai biškį vėliau papasakosim. Toliau, pagrindinės mūsų veiklos, kaip ir minėjau, kaip čia kolega pasakojo, tai yra 3 pagrindinės bendruomenės šventės, tai yra užgavėnės, joninės ir kalėdiniai vakarai. Tai yra per visus, kuo mes išsiskiriam iš kitų Kauno rajono bendruomenių, pas mus visos šitos 3 šventės per visą šitą vyksta edukacijos. Tai yra ne tai, kad atėjo žmonės į užgavėnės, ar tai į jonines, arba kalėdinį vakarą, tik tai pabūt, pasibūt ar dovanėlės padalinti. Ne, jie būna įdarbinti. Jie įdarbinti per įvairias edukacijas. Pavyzdžiui, per jonines visi pasigamina savo, pasidaro vainikus. Kalėdinis vakaras, visi vainikus ant stalo jau gaminam. Tuo pačiu vienais metais buvom pasikvietę kleboną, kuris palaimino visus. Ir užgavėnės lygiai taip, tai mūsų tos pagrindinės, tai mes išsiskiriam iš Kauno rajono bendruomenė, kad mes ne tik tai darom šventę, bet ir edukaciją darom. Tiek tėveliam, tiek vaikam, tiek ir to pačiom močiutėm. Ir visi manęs klausia, kodėl tu taip darai? Tu taigi atlyginimo negauni. Sakau, dar daugiau gaunu negu pinigai. Kas jūsų visų, sakau, šypsenos. Ir kiekvieno išėjimo pasakė, ačiū, kad esi, ačiū, kad darai, ačiū, kad dėl mūsų stengiasi. Aišku, neužteko mums tų 3 pagrindinių švenčių, mes vienais metais sugalvojom atgaivinti pomidoro šventę. Čia viena iš nuotraukų matosi. Tai tuo metu, čia užpraeitais metais atvažiavo pas mus veislinių pomidorų augintojai iš visos Lietuvos. Ne kur Maxima ir kažkur pirku, bet grynai veisliniai ir buvo virš 300 rūšių skirtingų pomidorų veislių, paprikų ir čili. Tai galima buvo eiti, bendrauti, tuo pačiu tais metais, kadangi norėjom kuo daugiau pritraukti bendruomenės narių, nuvažiavau, sutariau su ūkininkais, atvažiavo ūkininkų turgelis, atvyko pats amšėjus su savo bitėm ir ta šventė, kurie turėjo trukti 2 valandas, jinai buvo 5 valandos, tęsiasi. Paskui buvo, sekanti nuotrauka, matosi Steampunk dvasia, tai yra tęstinumas. Tai buvo Kaunas 2022, darė Steampunko festivalį 3 forte ir 23 metais pas mane ateina 2 merginos, sako, darom. Sako, baikit, aš neįsivaizduoju, čia per didelė šventė, bendruomenė bus. Darom. Nu ir padarėm.
Už tą dabar plačiau apie mūsų Steampunko festivalį. Tai jisai pradžioj būdavo keli metai Liepos mėnesį, bet įsiklausė į Steampunkerių visų tų norus, tai pageidavimus viską nukėlėm rugsėjo mėnesį ir dabar nusprendėm rugsėjo 12-13, kad būtų vėsų, kad galėtų visi su aprangom ateiti, nes vienu metu galvojom greitai reikės vienam kvies, nes per daug apsirengęs per karštą buvo. Tai šitas Steampunk festivalis, jisai visą laiką vadinasi kaip ir Steampunk festivalis, bet mes šiais metais jau pakeitėm pavadinimą ir pavadinom Steampunk dvasia. Jisai prasideda pavasarį ir šiais metais buvo rugsėjo 13 dieną, buvo finalinis jo akordas, kaip aš sakau. Tai buvo koncertas didelis ir visi Steampunkeriai susirinko. O per pusę metų, kaip ir anksčiau minėjau, mes darėme edukacijas šalia pas kaiminės bendruomenės. Važiuodavom su pačiais tais Steampunkeriais, leidom žmonėm pasigaminti ar tai tas Steampunkeris skyrybelę, kaip čia matot merginą, ar tai papuošalą arba rūbą. Ir kiekvienais metais mes vis galvojom, ką čia naujo vėl pritraukti. Šiais metais sėdėjom kolektyvas 3 žmonių, viena sako, davai pasiekėm šiandien šiais metais rekordą. Nu ir pasiekėm. Ir gavom šiais metais apdovanojimą diplomą, kad pasiekėm gausiausius susirinkius vienoje vietoje Steampunko kepurėm, skrybelėm. Kaip tai pasieksim, jeigu neteis, paprašai sėdom vakarais 200 skrybelių, pagaminam ir padovanojom žmonėm. Ir paprastai, ir vyko. Kaip mums sekasi komunikuoti, kaip sakė, pritraukti kitus žmonės. Aišku, kaip ir visi, nieko čia gal per daug nepasakysiu, tai yra, tarkim, Facebookas, Messengerio pogrupiai, yra viešinamas mano telefonas, Facebook'e yra Sanošos bendruomenės grupė, kur gali visos, ten pamatys absoliučiai visą mūsų veiklą, ką mes darom, ką mes veikiam ir kur kviečiame. Taip pat organizuojam ir talkas įvairias, apie tai irgi biškį vėliau. Ir tas kvietimas žmonių ne tai, kad aš kviečiu, mes raginam ateikim, nes mes gyvenam čia va toj bendruomenėje, mes turim rūpintis, kad pas mus būtų gražu, mes darom ne dėl kažko kito, mes darom dėl savęs, mes gražinam savo kraštą, savo Lietuvą, savo valstybę. Tai jeigu mes, sakau, esam patriotai ir taip jau, tai ateikit ir prisidėkit. Aišku, būna tų visokių nusiteikimų, noriu, nenoriu, bet kai šiai dienai yra lengviau paprašyti, kartais net nereikia, kaip sakant, pati ta pagalba laiks nuo laiko ir ateina pati pas tave. Kaip mes įtraukėme naujus narius, tai yra, čia daug galvojau, ką pasakot, bet papasakosiu vieną paprastą istoriją. Buvo joninės, po joninių, aišku, mes susitinkom pasisėdėti ir buvo vienas atėjęs vyrukas. Ir jisai pradėjo, taip liaudiškai tariant, tai su manim muštis norėjo. Sako, einam. Visi pradėjo ramyti, ne, sako, palikit, einam. Ir mes pusę valandos šnekėjom su juo. O pasirodo, žmogus prieš 2 savaitės išėjo iš kalėjimo, praradęs gyvenime esmę, prasmę, ar ką ten be ko, kaip ten pavadinsi, draugę palikus. Po pusės metų jisai man sako, žinai, aš noriu tai Facebook'o grupėje turėti drauguosi. Ok, sakau, pasirodo apie vestuvės galvoja. Po 2 metų. Reiškia, mes ta bendruomenė, kur priemam visus. Pas mus nereikia, nėra tų, kad tavęs tu negeras, tu blogas. Niekada neskirstam žmonių į gerus ir blogus, visi mums reikalingi, ypatingai tie žmonės, kurie myli savo kraštą ir nori kažką pakeisti. O čia yra nuotrauka įdėta, specialiai įdėjau iš 3 forto, kai vienais metais organizavom talką, kaip ir kiekvienais metais 3 forte. Tuo metu lyjo galvojau, nieko neatvažiuos, tai mūsų talką atvažiavo iš 3 skirtingų bendruomenių žmonės, atstovai. Ne taip, kad tai tuo metu buvo gal 15 žmonių susirinkę, o įrankių tiek neužteko, tai reikia greit galvoti, kokių įrankių gauti. Taip, kad kai duodi kažką žmogui, tai tas žmogus ateina padėti, nes buvo, tai kai prieš 3 metus patapau pirmininku, tai sakiau, jeigu darysim taip, kaip aš sugalvojęs, tai žinokit, viskas bus gerai, žmonės patys ateis. Kaip pavyzdys, šiais metais paskambino, reikėjo jonines daryti. Paskambino, atveža malkų, tiek privežė malkų, kad mes dar žiemai turim malkų. Ne tik, kad joninė, bet ir žiemai turim malkų. Kaip sekasi ta visa veikla organizacinis, kaip aš sakau, organizacija veikia, tai paprasčiausiai pačio pirmoje vietoje gimsta idėja. Tai yra idėja, tai kad ką mes norim padaryti,
kaip mes norim pristatyti savo bendruomenį iš naujo. Tai tą idėją pirmą susirenka komanda, kuri pasiskirsto atsakomybės. Tai vienas atsakingas už viešinimą, kitas atsakingas, tarkim, už kažkokius darbus ir visi žino, kas ką daro, tai yra būna lengviau bendrauti ir komunikuoti tarpusavį. Ir po šitų dviejų atsiranda sekantis punktas, tai yra viso to, ką sugalvom, įgyvendinimas. Taip, pas mus dabar bendruomenė yra 34 nariai, aktyvas yra 10 narių, iš tų 10 narių 5 yra, kurie yra atsakomybės pasiskirsti. Toliau susirenka visi kiti, kai reikia, mes sukviečiam pagalbos, tai puošti teritoriją, patalpas, tarkim, ar dar kažkaip, nes buvo vienais metais kalėdinis vakarėlis, tai atvažiavo seniūnas pirmą kartą, tai jisai pamatė, sako, ką jūs čia padarėt tam forte, čia padarėt pasaką. Nes tai buvo viskas iš pasako, dar taip nebuvo nei karto. O tai patys žmonės ateina ir patys kuria. Tai va čia vienas iš tų. Viešinimas. Viešinimas pas mus vyksta Facebookas, būna šitie skelbimai pakabinami, plus spauda. Ir dabar, kaip pastebėjau, dar vienas dalykas, tai kad yra tarpusavė. Tas viešinimas sklinda, bet yra vienų situacijų tokių, kur žmogus sako, aš nemačiau, kad pas jūs būtų šventė. Tai vienais metais joninių plakatą didžiulį 3 formatų padariau ir pakabinau prieš jo įvažiavimą. Spėkit, atėjo Joninis? Ne, jis nematė. Bet sakau, pasižiūrėk. Komunikacijos, tai biškai jau ir kaip patariau, yra atsiliepimai. Tai paskutinis punktas, tai yra svarbiausias iš visų šitų dalykų, kai tu išklausai žmonių, kas gerai buvo ir kas yra blogai buvę. Tai po kiekvieno renginio mes išklausom tos atsiliepimus, kad ir per tą patį Steampunką padarėm mes rinkimus gražiausio apredo. Ir kitoj pusėje buvo parašyta, kiekvienas galėjo savo nuomonę išsakyti, parašyti. Ir mes tada vakariau ten kokius 2 vakarus vartėm, žiūrėjom, tai jo, yra kur tobulėti kiekvieną kartą prie kiekvieno dalyko. Taip kad atsiliepimai apie kiekvieną renginį, apie tai, ką tu darai, tai yra, manau, kiekvienam iš mūsų svarbu ir malonu. Ar tai gerai, ar tai blogai, tai vis tiek malonu išgirsti. Grįžtam prie viešinimo vėl. 2 pavyzdžiai kraštiniai, kai yra mūsų plakatai, čia mūsų pačių daryti, nes galimybių samdyti kažko mes negalim. Tuo pačiu yra iš renginio viešinimas, tai kaip minėjau, Facebooko grupėse. Pas mus bendruomenė jungia 4 kaimus ir visi 4 kaimai turi savo grupės. Tai per visas tas grupės mes ir stengiamės, kad artimiausius susikviesti. Nors buvo tokių atvejų, kad buvo ir iš Kauno atvažiavo pas mus į Garliavą, tarkim, Joninių švęst, nes Kaune nebuvo ką veikti. Santykiai su vietos gyventojais. Tai čia irgi labai įdomus dalykas, nes dažniausiai iš mūsų tų, ne tik pas mus, bet spėju, kad ir visur tas pats. Dažniausiai visi žmonės mato save, kas pas jūs kieme darosi. Niekas daugiausiai netkreipia dėmesio, kas vyksta už jo tvoros, nes jam neįdomu. Tai čia valstybės reikalas. Kaip ir pavyzdžiui, man skambina, sako, kodėl seniūnas nenušienauja prie tvorą žolės. Sakau, klausyk žmogaus, sakau, tu pas save, sakau, šienauja sunku čia padaryti. Tai yra ir tokių, bet yra ir tokių, kurie patys paskambina su savo idėjom. Pavyzdžiui, buvo pas mus vidiniam kemelį, 3 forte buvo nelygų. Ir vienu momentu mergina bešokdama koja išsisuko ir taip toliau ten buvo. Yra tų nuotykių visokių, bet atvažiavo vienos įmonės direktorius, kuris per užgavėnes pirmą kartą pas mus atvažiavo, pabuvo. Sako, Laurinai, turiu žvirgždo, o žvirgždo yra danga. Sakau, davai, sako, sutvarkom tą vidinį kemelį. Nu gerai, suderinau su savivaldybė, kad leistų, suderinau su tvirtovės parku, kad leistų ir mes tą kemelį sutvarkėm. Šiais metais buvo jisai sutvarkytas ir visi laimingi ir patenkinti ir dabar jau neteina toliau, kad mes toliau to 3 fortui pagrindu to darysim kitus takelius. Tai, kaip minėjau, kai tu darai gerus darbus, atrodo, kad niekas to nemato, bet iš tikrųjų visi mato ir vertina. Ir kai tau reikia kažkokios pagalbos, ar tai ar jis ką nors prašo, svarbiausia niekada nepasakyti ne. Svarbiausia išklausyti žmogų, išgirsti jį ir kuom gali padėti.
Tai ta komunikacija šiuo metu pas mus lengvina tą situaciją, kad pamato, kad mes nuoširdus, mes atviri ir mes išklausom kiekvieną ir net priemam kitų idėjas, kaip pasiūlom, kaip įgyvendinties. Taip pat yra pas mus, aišku, nepaslaptis, jeigu nesavivaldybė, tai mūsų Kauno rajono bendruomenėm būtų sunku, nes viena iš tų per įvairiausius projektus savivaldybė mus remia. Tai svarbiausias yra dalykas, kad, pavyzdžiui, savivaldybė, tai nėra tas kontrolierius, kur troleibuse kontroliuoja bilietus ar tavo kontroliuoja veiklą, jis yra tavo partneris ir draugas. Tai čia vienas iš tų pavyzdžių, nuotraukų, kai pas mus buvo atidarytas, tai buvo apžvalgos takas, bet mūsų gyventojai bendruomenė jį pervadino sveikatingumo taku. Tai jisai beveik 800 metrų yra takas, per visą beveik forto teritoriją tu gali eiti vakare, šviesos susidega ir gali pasivaikščioti išeiti. Tai vienas iš tų, kad dėka savivaldybės mes ir mokam su jais bendrauti, galim su jais bendrauti ir įmanoma su jais bendrauti. Taip, kad vienas iš tų partnerių, ne vien tik savivaldybė, bet yra įmonės, kurios irgi nori draugiškai padėti, nes kai gerą darai, tau geru atsidėkoja. Čia yra 3 pavyzdžiai, kaip pirmas įrengta vaikų žaidimo aikštelė, čia tik tai neradau nuotraukos gražesnės. Antras pavyzdys kaip sveikatingumo takas, o 2 sekančios nuotraukos tai mūsų bendruomenės patalpos, kurie mes bendruomenės nariai jas įsirengėm. Tai paprašėm Tvirtovės parko, kad užleistų patalpas, jas ištuštinom, sudėjom grindis, viską ir dabar mes turim savo šiltą, jaukią vietelę, kur galim pabūti. Tai vėl tai parodo, kad tų žmonių iniciatyvos, kurias mes gauname, mes bandom jas įgyvendinti, tai kas mūsų jėgose ir kai visi prisideda, tai ir graži Lietuva būna, ne taip. Kokios iš tos per kiek 4 metai pirmininkas, tai ką išmoko aš asmeniškai, ką išmoko bendruomenė. Tai yra būti atviriem viskam. Tai neatstumti to kiekvieno, kuris ateina, ar jis tau nepatinka, neatstumk, tu jį priimk, išklausyk. Aiški komunikacija, aiški atskaitomybė prieš bendruomenės narius, prieš visą bendruomenę. Tai ką mes darom, tai viskas atvira, viskas matosi. Ir aišku, būna ir tokių variantų, tai ir pas jūs taip gal ir kai kurios būna, kad pirmininkas pirtį pasistatė, namus susiremontavo ir taip toliau, nes ilgai tas pats takelis jūs ilgai čia pas mus projektuojamas ir taip toliau buvo, tai visi galvoja, kad iššvaistyti pinigai, bet kai jisai atsirado, tai visi pasakė, wow, mes to nesitikėjom. To nesitikėjom, kad tai bus. Bet taip atsitiko, kai paskui jau pamatė, jau dabar jau taip nešneka, jau kitaip, jau gražiau žiūri į mane. Jau nesu tas, kuris pirtis statom pas save namuose. Žvilgsnis į ateitį, tai dar didesnis narių pritraukimas. Ta meni, kad kuo daugiau prisitrauktų gyventojai, pati į pačią bendruomenės veiklą, kurie ateitų, kviečiami, jie ateitų pas mus su idėjom, su mintim, su iniciatyvom ir kai jie ateis, jie patys pamato, kad viskas yra tik tai jų naudai viskas daroma. Tai ryšio stiprinimas tarp savivaldybės, tarp bendruomenės narių, tarp gyventojų, vienas iš tų būtų idėjų. Ir kad kiekviena ateity, kad būtų kiekviena idėja, būtų sėkla, iš kurios išauga didelis gražus medis, kaip šitas ąžuolas. O tai ką, dabar čia sekančios nuotraukas, su kuriuom kviečiu nenuleisti rankų, dalinti savo idėjom, bendrauti, reikia pagalbą, suteikti pagalbą ne tik savo bendruomenėm, bet ir su kitų bendruomenio nariam, nes mes bendradarbiavom su Juragių bendruomenės centru, kur, tarkim, gale metų išvežam į 2 keliones savo bendruomenės narius. Viena kelionė būna suaugusiem, kitiem vaikam, bet tos kelionės yra vėl ryšim su edukacija. Tai yra vaikams šiais metais vežėm į Vikingų kaimą,
kurie tuo laikotarpio įrankiais gaminosi valgyti. Duoną kepė, blynus kepė ir taip toliau. Taip kad dalinkime savo patirtimi, dalinkime savo džiaugsmu, o čia viena iš tų nuotraukų užgavinių, o per vidurį nuotrauką tai yra kalėdinio vakaro pas mus trečiam forte, kaip mūsų moteriškės sukūrė tą aplinką. Čia va, ta foto, viena iš tų foto senelių, kur mes padarėm ir panašiai būna per Jonines ir per visas kitas šventės. O iš šito viso apibendrinant, ką norėjau šiandien pasakyti, tai yra bendruomenė, tai nėra pastatas, tai nėra daiktas, o yra žmonės, kurie vieni kitus jungia, vieni kitais tiki ir stengiasi dėl vieni kitų. Kol mes tai visi darysim, tai mums visiems bus lengviau ir gražiau gyventi. Taigi, dėkoju uždėmesi, esu Laurynas Česna, mano kontaktai yra čionai, jeigu kam kilo klausimų, prašom kreipkitės. Ačiū Jums. Ačiū labai, gerbiamas Laurynai. Uždegantis pranešimas. Ar klausimų yra? Ne. Visiems viskas aišku. Iš tikrųjų, tai galiu tik tai vieną sakinį. Ten, aš mačiau, buvo užrašytas vienas sakinys. Kai bendruomenė matoma, ji įdomi ir patraukli. Aš norėčiau jį apversti. Dėl to, kad tikriausiai pirmiausia bendruomenė yra įdomi, patraukli patys savo, kai mes patys savo įdomus, patrauklus savo bendruomenį, tada mes norim dalintis ir tada mes tampam matomi. Ir tada pasidarom įdomus, patrauklus dar didesniai grupiai žmonių. Apie tai ir dar daugiau aš kviečiu dabar dar vieną draugą, tai Ieva Urbonaitė. Drįstu pasakyti draugą, nes tai yra Lietuvos karito komunikatorė ir jinai mums papasakos vėlgi apie gal didesnės organizacijos, kuri irgi iš mažų bendruomenių susideda įvairiose Lietuvos dalyse. Prašau, Ieva. Sveiki gyvi, labai malonu būti pakviestai čia ir jausmas, kad giminių susitikime esu. Labai ačiū už įkvėpimus ir pranešimus. Prieš tai Lietuvos karito komunikacijoje dirbu 3 metus, tai dauguma turbūt iš jūsų daug daugiau jau metų dirba savo sferose ir galėtų daugiau papasakoti. Na, aš pabandysiu trumpai apie tai, kuo gyvename mes ir ką kaip Lietuvos karito komunikatorė kartu su Agne, kuri atlydėjo mane iš Kauno, mūsų už socialinius tinklus atsakingų žmogumi, nuo vasaros esu nebe viena, labai džiaugiuosi, tai ką mes darom ir ką darom per šį paskutinį pusmetį, per konkrečius pavyzdžius, nes karitas yra labai konkretūs darbai. Tai visų pirma apie karitą, kad tai katalikiška tarptautinė organizacija, padedanti vargstantiem nepaisant jokių skirtumų ir jau būsim, kitais metais minėsime 100-metį organizacijos. Ir kas tai yra karitas bendruomenė trumpai, tai beveik 4000 savanorių, pagalba gaunantys žmonės, kurių dalis įsitraukia į komunikaciją ir savanorystę, beveik 400 darbuotojų. Išskirčiau, kaip ir jūs turbūt savo kiekvienas darbe, giminės artimuosius, kuriuos mes taip sakom tavanoriai, nes jeigu savanoriai yra savo noro, o jau mūsų artimoji aplinka turbūt įsitraukia į darbus, jau nėra kitos išeities. Ir žinoma, daugybė geros valios žmonių, prie pagalbos vargstantiems prisidedančių savanorystę, auka, malda. 68 000 tiek žmonių pernai aukotojų ir geradarių pastangomis gavo pagalbą. Ir bandėm suskaičiuoti, kaip plačiai veikia karitas ir ką daro. Suskaičiavom, kad 15 pagalbos sričių, 39 vaikų dienos centrai, nuteistieji, migrantai, pabėgėliai, 15 vargstančių valgyklų Lietuvoje ir taip toliau ir panašiai. Tikrai yra pastangos didelės visoje Lietuvoje žmonių atliepti vargo situacijas. Ir karito misija yra telkti pagalbą vargstantiems ir būti jų balsu. Taigi komunikacija užkoduota pačioje misijoje, nes be jos nebūtų įmanoma to padaryti. Dirbam subsidiariai
įgalindami Caritas tinklą veikti savarankiškai ir prisijimti atsakomybę. Ir čia turbūt jums bus truputį per smulku pasižiūrėti, bet jeigu pamatytumėt, Lietuvos Caritas yra vidury to pasaulinio Carito tinklo, čia matyti, kurio viršuje yra popiežius, o apačioj parapijų Caritai. Ir mes Lietuvoje parapijų karitų turim 255. Jie visi labai skirtingi, bet šitie parapijų Caritai tai ir yra vietos, kur vyksta tiesioginė pagalba, nekalbant apie pagalbą tradicinėse Carito veiklos srityse visoje Lietuvoje, kur jau ir profesionalų pagalba teikiama, kalbant apie priklausomybės, pagalbą vaikams, migrantams, karo pabėgėliams ir kitose srityse. Taigi, kaip Lietuvos Carito komunikacijos žmonės, mes esame atsakingi už žinios sklaidą nacionaliniu mastu ir už Lietuvos atstovavimą Carito tinkle tarptautiniu mastu per Europos Caritą. Tai va, pusantro žmogaus būtų turbūt praktiškai neįmanoma suganyti visą Lietuvą, visą tą platų veiklos lauką, todėl tas bendradarbiavimas su žmonėmis vietose, kurių 95 procentai yra savanoriai, kaip ir dauguma jūsų šalia jūsų pagrindinių darbų, tai mūsų tikslas tikrai tas veikimas savarankiškai žmonių ir mūsų kaip Lietuvos Carito komunikacijos pagal išgalės padėti. Tai mūsų telefonus kolegos žino, mes stengiamės jiems paruošti paruoštukus nacionalinių kampanijų, tai truputį ir papasakosiu per konkrečias, kad nereikėtų teoriškai kalbėti, nes Caritas tai yra praktika. Tai kaip pranešime, kaip mokymuose komunikatoriams Carito, kaip parašyti pranešimą spaudai, o ne šiukšlių dėžiai, akcentuoju, kad yra 5 pranešimo spaudai klausimai, į kuriuos atsakius iš tiesų jau mes jau visą darbą turime padarytą. Tai yra kas, ką, kur, kada ir kaip. Kalbant apie komunikaciją bendruomenės telkimui, tai perfrazuočiau. Tai svarbu, kas komunikuoja, mano minėtasis subsidiarumo principas, kad parapijos Caritas, mažiausias darinys, apie savo dalykus su savo bendruomenė kalbėtų ir iki pat popiežiaus per visus tarptautinius Caritus tas pats. Nes joks viršus nežinos geriau, kokios realijos kaip ir jūsų darbuose, negu jūs patys. Na tai va. Ką komunikuoja, kad mes neišsiblaškytume, tai aš manau, kad mus labai tiesiog sukalibruoja Carito misija. Tai telkti pagalbą vargstantiems ir būti jų balsu. Ir aš pati savo sakau, kad kas nėra Carito misija, neturėtų rūpėti man, nes kitaip tikrai mūsų per maži resursai. Tai tokio tikslingumo komunikacijai norisi. Kur komunikuojam? Tai tikrai labai esam dėkingi šiuolaikiniams technologijoms ir galimybėms pasiekti žmonės, bet tikrai ne tik per socialinius tinklus, nes žmonės, nors vis daugiau laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, tačiau naudojasi ir kitomis komunikacijos priemonėmis, o mūsų pagalbos gavėjai, žmonės, į kuriuos orientuojamės, labai dažnai tiesiog to tiesioginio bendravimo yra išsiilgę ir tas yra taip pat labai svarbus kanalas. Kada komunikuojam? Kai atėjau į Caritą prieš 3 metus, mano pirminis tikslas buvo, kad komunikacija kuo labiau keistų komunikaciją prieš. Tai yra, kad mes susiplanuotume komunikacijos dalykus ir labiau kviestume, telktume žmonės, o ne aprašinėtume, ką mes padarėm dėl to, kad nespėjom, laiku iškomunikuoti. Tai tas prieš, o ne po įvyko ir net plačiu mastu, sakyčiau, per porą metų. Ir tikrai čia man labai didelis džiaugsmas, kad mūsų kolegos, karitiečiai, savanoriai savo socialiniuose tinkluose ir ne tik jau tą turi prieš, o ne tik po komunikaciją.
Tai taip pat kaip ir dirbantis su žiniasklaida, kaip jūs minėjote, labai atsižvelgiam į tai, kas ant bangos, kas šiandien jaudina žmonės, arba jeigu yra šalyje kažkokių labai ryškių įvykių, kurie susiurbia visą visuomenės dėmesį, truputį prilaikom su savo naujienom, nes jos tiesiog nebus išgirstos. Tai turbūt taip pat elgesi visi komunikatoriai ir jūs stengiatės elgtis taip pat. Ir taip pat žiniasklaidos, į žiniasklaidos specifiką, skirtumus atsižvelgiam. Man žiniasklaidai teko dirbti 30 metų ir kai atėjau į Karitą, aš pati savo sakiau, kad niekada žurnalistam neskambinsiu penktadienį po pietų su savo prašymu kokį nors ką nors padaryti. Tai labai gaila, bet kartais nusižengiu, nes tikrai nesuspėju visko padaryti, bet ir savo kolegoms sakau, kad ir žurnalistai turi ir vaikų, kuriuos reikia pasiimti iš darželio ir tikrai jau penktadienį nori namo. Tai vėlgi apie tą planavimą, tik tai tiek, kad mūsų visų turbūt resursai yra riboti, tai vat visko nutinka. Ir tai va, tai turbūt tiek. Apie metų naujieną mūsų yra Karitas klauso emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėm. Kas yra girdėjęs iš jūsų apie pagalbos telefoną Karitas klauso? Na va, jau keli žmonės girdėję, o kas negirdėjote, tai tikrai labai kviečiu įsiminti šitą numerį. Ir į emocinės pagalbos linijos telefono viešinimą vyresnio amžiaus žmonėm ėjome su 3 žinutėmis: tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Ir tikslas mūsų šito darbo ir mūsų tokios meilės, sakyčiau, nes labai tikim Karitas klauso emocinės pagalbos liniją, matydami tikrai labai didelį vienišumą tarp vyresnio amžiaus žmonių. Tikslas yra atkurti trūkinėjančius ryšius su mūsų vyresniaisiais, kurie dėl sveikatos nepritekliaus, prastėjančio susisiekimo, technologinės atskirties, artimųjų emigracijos ir kitų socialinių problemų iškrenta iš visuomenės. Ir kaip mes iš tikrųjų nuo Liepos vidurio reklamavom šitą telefoną ir ruošėmės pasileidinėti emocinės pagalbos liniją. Tai visų pirma, mums buvo svarbu suburti 7 Lietuvos regionuose savanorius ir juos apmokyti, kad Karitas klauso telefonu atsilieptų pasirengę žmonės, emocinę pagalbą pasirengę teikti žmonės, kurie prireikus net ir nukreiptų rimtesnės pagalbos per Karitas tinklą, kuris yra platus ir turi įvairiose srityse ir specialistų. Taigi, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Marijampolėje, Birštone turime Karitas savanorių komandas, kurie išklausė mokymus ir yra palydimi nuolat profesionalų, kad galėtų išklausyti. Paskui kitas žingsnis buvo, čia jau labai mūsų komunikacijos srityje dirbančių žmonių, Lietuvos Karito, tai yra kuo platesnė sklaida nacionalinės žiniasklaidos kanalais. Laikas nebuvo labai geras, vasara, bet darėm, ką galim, kaip ir visada Karitas daro, ką gali. Tai ir labai džiaugiamės iš tikrųjų bendradarbiavimu Karito su nacionalinės žiniasklaidos kanalais, tiek ir su regioninės žiniasklaidos kanalais. Ir kaip matote, vyresnio amžiaus moteris prie mikrofono, tai mūsų Valerija yra, Karitas klauso savanorė, kuri savanoriauti prie Karitas klauso telefono važinėja iš Paštuvos, išklauso žmonės, tai taip pat per radiją su ja kalbėjomės, per Marijos radiją, nes mūsų didelė auditorijos dalis vyresnio amžiaus žmonių yra šios radijos stoties klausytojai. Taip pat žinom, kad jeigu mes labame ryte pasirodysim 7 ryto, tai jau skambučiai ne nuo 9 ryto prasidės, linija dirba nuo 9 iki 19, o jau 7. Tik tai tiek, kad širdyje ramu, kad atėję į darbus savanoriai perskambins kiekvienam žmogui, kiekvienas bus išklausytas. Ir tai va, tai ta komunikacija įvedinėjant naują pagalbos liniją turėtų būti nuolatinė ir tas labai jaučiasi. Mes pasirodome žiniasklaidos kanaluose, padaugėjo skambučių. Mes
grįžtam prie savo kasdieninių karito darbų, sumažėja. Ir tada jau man kolegos sako, nu jau eik kur nors, eikit kur nors. Tai va, kur mes ėjom ir kaip mes ėjom. Tai vasarą mes nusprendėm išnaudoti tiesioginiai komunikacijai, nes vasara yra giminių susitikimų, atlaidų laikas, miesto švenčių laikas ir čia matote su akinukais mano kolegė Erika, su kuria prigalvojom visokių rolapų, lipdukų, pieštukų ir fotografavimosi rėmelių, su kuriais mūsų kolegos regionuose, karitiečiai, o ir mes patys labai tikintys Karitas klauso idėja, keliavome visą vasarą per Lietuvą. Ir matote apačioj porą nuotraukų, kad labai svarbu Karitui pasiekti žmonės, kurie patys ir netvažiuoja į miestelių šventės, į atlaidus netvažiuoja. Tai taip pat mūsų Karito savanoriai lankėsi ir tebesilanko senelių globos namuose, ligoninėse, poliklinikose, kitose vietose, kur galim pagauti savo žmonės ir kur tikrai socialiniais tinklais jų nepagausim. Bet mes socialiniais tinklais tuos žmonės galime pagauti per mūsų influencerius pačius geriausius, per vasarą pasitvirtino, tai yra vaikus, kurie pamatė kur nors ten laimės ratą Karito, prisistato, nes nori laimėti dovanų ir paskui parneša savo artimiesiems lipdukų su Karitas klauso telefonu, papasakoja, kaip ten kas dirba, tai žodžiu, influenceriai mūsų vaikai. Įsidėjau savo nuotrauką su dėdė Kaziuku Kupiškio miestelio šventėje, tai mūsų artimieji irgi yra žinios nešėjai, jie yra už mus ir jie yra sklaidos kanalai labai labai stiprus. Viršuje matote dešinėje pusėje mūsų Stefanija, ji yra Karitas klauso veidas, matote kairėje pusėje rolapą su jos atvaizdu. Jis yra neįtikėtina influencerė, turinti daugybę sekėjų, Panevėžietė, bet vasaras leidžia Šilovoje. Ji kas antrą bent jau, jeigu ne kasdien, dalyjasi savo Facebook'e apie Karitas klauso, apie žmonės, reaguoja į mūsų postus, persidalina viskuo. Tai šitie žmonės yra mūsų iš tikrųjų didžiausias lobis, per kuriuos mes galim pasiekti savo auditorijos. Apačioj vyrą matote, tai jis atsiras Karito komunikacijai pagal pareikalavimą, nes mes vėlgi iš vietų, iš tų vyskupijų, kurių žmonės skambina arba nori skambinti, bet neskambina dėl galbūt nedrąsumo, sako, nu kodėl tik moteris? Moteris ir taip pasiprašo pagalbos, eina labiau į santykį, mums reikia vyrų, nes vienišumas tarp vyresnio amžiaus vyrų yra didelis, bet nebūtinai drįsta žmonės, žodžiu, paskambinti. Tai turėsim vyrą Arūną, kuriam paskambinom, paprašėm paskolinti savo veidą. Jis nepaklausė, kam ir kodėl, sakė, kurią valandą ir kur būti. Ir sutartą valandą, sutartų laiku atvyko į vietą ir paskui tik paklausė, o kur jūs naudosit, sakėm, visur labai plačiai bus veidas sklaido. Sakė, gerai, jeigu Karitas prašo, vadinasi reikia. Tai čia iš tikrųjų žmonių tas įsitraukimas ir pasitikėjimas mumis kaip organizacija leidžia mums komunikuoti ir tą sklaidą tokią organišką susikurti. Tai, ką darome nuo spalio pradžios, pereinu prie šio mėnesio, tai yra dosnumo krepšeliai ir jeigu mes kalbam apie komunikaciją, tai su šita gerumo iniciatyva Karitas eina į visuomenę, į mokyklas, darželius, organizacijas ir kviečia dosnumui dalintis su stokojančiais, pildyti dosnumo krepšelius, kuriuos Karito savanoriai nešvarksantiems žmonėms vasaros prieš kalėdas neš. Tai čia tokia graži adventinė akcija, kuri ką tik prasidėjo ir po truputį įsilinguoja ir tai yra, kaip mes vadinam, atjautos pratybos. Tai jai dėmesio turėjom labai daug žiniasklaidos, buvom visuose televizijos kanaluose ir tikrai labai dėkingi esam kolegom žiniasklaidoje, kad
atsiliepia į gerumo iniciatyvas ir jeigu mes teisingai padarom iš komunikacinės pusės savo darbą, tai eina mūsų žinia tiek nacionaliniu mastu, tiek per regionus. Tai palaikymą, pasitikėjimą jaučiame ir tikrai labai jaučiamės už jį dėkingi. Pirmadienį po vėlinių komunikuosime advokatūros akciją, jau 10. kartą vykstančią Lietuvoje. Ir tai yra, norėčiau truputį apsistoti, kalbant apie sklaidą, kad tai yra žinių savanorystės bendruomenės telkimui pavyzdys. Advokatūros akcijos tikslas - teisinė pagalba stokojantiems, tačiau daugiau nei 200 advokatų ir jų padėjėjų neatlygintinai teikiama teisinė pagalba pasitarnauja ir kaip pasitikėjimo tarp skirtingų socialinių grupių kūrimas, taip mažinant atskirtį. Pristatydami advokatūros akciją, kaip ir visoje Caritas komunikacijoje, vengiame vertinimo ir priešpriešos mes jie, savo ir kitiems primename ir šiandien nekartą girdėjome nerūšiuoti žmonių ir kad kiekvieno žmogaus orumas yra svarbus. Apie tai bus ir tradicinė žvakelių akcija Gerumas mus vienyje, kurią užbaigsime visus metus. Ir kalbant apie šią gražią iniciatyvą, tai labiausiai norėčiau išskirti pagalbą gaunančius mūsų žmonės, kurie labai įsitraukia į tokias iniciatyvas, pradedant nuo to, kad kiekviena Carito žvakelė, kur jau bus greit 30 metų ir sako, pilnos lentynos pas mus tų žvakelių, bet vis tiek žmonės aukoja ir įsigyja jas ir dovanoja, ir jos kaip užsienį keliauja, kaip žmonėm, kaip kalėdų šviesos linkėjimas. Taigi kiekviena žvakelė yra vargstančių rankų paliesta. Ir Vilniaus arkivyskupijos Carito žvakių dirbtuvėse jas lieja žmonės, kurie grįžta į darbo rinką po gydymosi, kurie negali pilnos dienos dirbti dėl sveikatos ar kitų problemų, kurie iš priklausomybių vaduojasi, karo pabėgėliai, migrantai žmonės. Ir viršuje matote labai nuotaikingą vyrą, beveik net ir kalėdų senelį. Čia yra žmogus ateinantis į benamystę patiriančiųjų centrą Kaune. Ir kai vyksta Maxima tinkle žvakelių dalyjimas kaip padėka už auką Caritui, tai pagalba gaunantys žmonės irgi prisideda prie lėšų telkimo, kad jos sulauktų ir kiti sunkumų patiriantys žmonės ar kiti ateinantys į centrus. Ir matote dešinėje pusėje, kaip benamystę patiriantys žmonės Kaune įrenginėjo Carito humanitarinės pagalbos centrą ukrainiečiams, vaikų kambarį ir tikrai pakviesti žmonės, kurie net neturi namų, o tai yra radikaliausia vargo forma neturėti namų. Kaip jie įsitraukia į gerumo darbus, jeigu būna pakviesti. Ir viršui matot, mes paskui pasikvietėm į Kauno Caritą, valgėm picų ir jie sakė, jūs pakvieskit mus dažniau, mesgi tikrai prisijungsim, mes norim irgi padaryti gerą. Tai čia ir norėjau akcentuoti, kad Carito jėga ir Carito, kaip sakyt, auksiniai kiaušiniai yra autentiškos istorijos, kurios paliečia. Susiskambėjo su maltiečių pirminiu žodžiu, kad gerus darbus reikia daryti tyliai. Karitiečiai visi irgi dar užsimena apie tai. Tačiau kalbėti apie gerą darbą, tai kalbėti ne apie save, o apie žmogų, kuris galbūt išgyveno stebuklą, buvo miręs ir prisikėlė. Ir jeigu ši žinia esminė, tai nuostata neviešinti gerų darbų nebegalioja. Komunikuojant apie gerus darbus, žmonės sužino, kam pasitarnauja jų parama ar bet koks prisidėjimas prie Carito misijos. Ir visai jau baigiant mano pranešimą, tai
ir yra žmonių veidai, mūsų istorijos. Ir centre matote šį mėnesį žiniasklaidoje pasirodžiusią Jūratę. Jūratė dirba socialiniam centre Betanija, darda maistą čia ateinantiems žmonėms. Vilniuje jų yra po 200-300 priklausomai nuo sezono ateinančių pavalgyti į Betaniją. Pati Jūratė buvusi benamystėje, sugrįžusi iš jos, prisikelia ir dabar įsitraukia į pagalbą kitiems žmonėms ir mes laikom kumščius, kad jos gyvenime viskas būtų gerai. Kairėje pusėje matote Gabrielę ir Audronę, jos yra Kauno epilepsiją sergančių psichosocialinio centro lankytojos ir praėjusią savaitę radijo laidoje, kuri dar bus ištransliuota, liudijo apie tai, kad liga irgi nesirenka, nes Gabrielė epilepsija susirgo 21 metų, o Audronė pagimdžiusi antrą vaikelį. Ir tokiu būdu būti vargstančiųjų balsu, įgarsinant, su kokiais sunkumais susiduria epilepsija sergantys žmonės ir kaip svarbu jiems, kad Caritas globoja centrą šią ligą sergantiems žmonėms Kaune, mums irgi toks yra pavyzdys komunikacijos, kaip per žmonės ir kalbant su jais, o ne apie juos, mes galim būti pagalba ir kitiems, kurie galbūt prie radio klausys, kurie galbūt vaikelį turi ar patys susirgo bet kokią kitą ligą. Tas drąsa išpažinti sunkumą, kuriame esi tam tikrų gyvenimo momentu, yra didelis dalykas. Apačioj matot Vytautą. Jisai buvo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanotas kaip metų savanorio telkėjas, o iš tiesų tai buvo taip pat žmogus gyvenantis laikinuosiuose namuose, nes savų neturėjo. Šiandien Vytautas turi namus, turi šeimą, savanorių koordinatorius yra Carite ir jo dėka naktimis laikinuosiuose namuose Caritui nebereikia darbuotojų, o visą darbą padaro savanoriai. Ir kaip sako Vytautas, kad aš kaip niekas galiu šituos žmonės suprasti ir palaikyti. Tai mes laikom kumščius ir už Vytautą. Dešinėje pusėje matote Joaną, kuri atėjo pasveikinti motinos ir vaiko namų Vilniuje su naujų patalpų atidarymu. Ir Joana yra šiuo metu 3 vaikų mama, iš užsienio grįžusi moteris gyventi Lietuvoje, bet kai laukėsi vaikelio, būdama labai jauno amžiaus, buvo išmesta iš namų ir pagalba sulaukė Carito motinos ir vaiko namuose. Ir tokie susitikimai su žmonėmis, kurie tam tikrų savo gyvenimo etapų turėjo sunkumų, buvo mirę, bet prisikėlę, yra mums variklis negailėti savo jėgų ir telkti žmonės pagalbai vieni kitiems. Apibendrinimas: nėra jokio kito mistinio Carito, kuris pasirūpina vargstančiais. Tai kiekvieno mūsų gailestingas žvilgsnis, nevertinantis požiūris ir reali pagalba, kuo galiu. Net kukliausias prisidėjimas svarbus. Mes Carite sakom, mano mažai tampa mūsų daug. Kuo arčiau žmogaus, tuo stipresni esame, galime atpažinti nematomą skurdą, vienišumą, apleistumą, nemeilę. Ir tai mums labai svarbu ir kartoju jau antrą kartą, rūšiuok, bet ne žmonės. Ši Carito žinutė yra atsakas į dalies visuomenės nurašymą dėl amžiaus lygos, paveldėtų ribotų galimybių ar blogų pasirinkimų praeityje. Caritas kviečia veikliam gailestingumui, nenuvertinant nei žodžių, nei darbų. Ačiū. Ar turime klausimų? Priekabos, gerai. Ačiū, Ieva. Aš jau supratau užuomeną, bet aš mėgstu labai apibendrinti. Ir šitoje pirmoje dalyje, man atrodo, nesvarbu, kuri organizacija kalbėjo, ar ne, ar bendruomenė, ar didelė, ar maža. Mes girdėjom, kiekviena komunikacija matyti yra vykusi tada, kai mes žinom, dėl ko susirinkom ir dėl ko mes čia esam. Ir tai yra tikslas ir misija, nuo kurios prasideda viskas,
tada prasideda vertybės ir principai, kuriomis mes vadovaujantis ir kuriais vadovaujantis mes bendraujam tiek su savim viduje, išryškindami, kas man yra svarbiausia, tiek su visais kitais. Partnerystė, atvirumas, skaidrumas ir, ką aš išgirdau dabar ir iš Ievos, ir prieš tai buvusio Lauryno, padėkos ir džiaugsmo kultūra. Ir džiaugsmo ne dėl savęs, kiek aš padariau, bet dėl kito, kaip jam pasisekė arba kaip jam pavyko kažką išgyventi. O dabar aš išlydžiu jūs kavos, nes ir remdamasi tą citata Earl Wilson, žymaus 60-mečio iš tikrųjų JAV žurnalisto, kuris sakė, kad tikėtina, kad mokslas niekada neišgirs geresnės komunikacijos sistemos nei kavos pertrauka. Tai geros kavos pertraukos.